Labas diena. Labas, Aurelija. Na tai pakalbėsim dabar apie temą pamatyk savo unikalumą. Ir kodėl svarbu susimastyti apie save, pažinti save, kaip Dievas mūsų kūrė, ypatingai šitas galbūt klausimas. Kodėl yra tai svarbu? Iš tiesų manau, kad mes per retai susimastome, kaip Dievas mūsų kūrė. Kažkaip Šventasis Augustinas yra meldęsis: Dieve, leisk man pažinti save, kad galėčiau pažinti tave. Iš tikrųjų, ta migla labai dažnai mes save mažai pažįstame, bet tai paveikia ir mūsų santykį su Kristumi. Iš kitos pusės, čia kyla kita problema. Kai vedžiau grupeles, pastebėjau, kad moteris mąsto apie save ne kaip apie išmylėtąją ir Dievo asmeniškai sukurtą, bet tiesiog toks vaizdinys visą laiką iškildavo, kad yra konvejeris. Prie konvejerio sėdi Dievas. Ir štai važiuoja būsimos moteris. Ir vienai Dievas padažo plaukus gelsvai, kitai rudai, kitai šidros akis, rudos akis, ten mėlynos, pilkos. Ir tos moteris taip toliau važiuoja, jokio asmeniškumo, jokios meilės. Ir štai jos krinta į gyvenimą, į kažkokį laikmetį, į kažkokią šeimą. Viskas kažkaip netyčia, šiek tiek beprasmiškai. Atsitiktinai. O iš tiesų šventasis raštas sako, kad Viešpats kiekvieną iš mūsų kūrė su meile. Ir dėl to labai svarbu pažiūrėti, ką jis sukūrė ir kodėl jis mūsų sukūrė kiekvieną tokią, kokią mes esame. Iš tiesų nepakartojama. Ne tik išorė, bet ir savo vidum, savo likimu, savo gyvenimo patirtim, savo charakteriu, vertybėmis, kurias sudėjo, giluminiais troškimais, kurie mumise dega. Taip, ir tas klausimas iš tikrųjų kirba mumise nuo pat pradžių, nuo mažumės. Aš ir net pati save pamenu, jau paauglystėj bandžiau ieškoti to atsakymą, ar ne? Kodėl aš sukurta esu tokia ir kokia mano yra gyvenimo prasmė. Ir dabar vertės klausimas. Kodėl ta vertė mūsų taip pat yra labai svarbi? Iš tiesų mūsų vertės klausimas yra esminis. Nes kol mes nesuvokiam savo vertės, tol mes neišsiskleisime. Tol mes net negalim tada priimti Dievo pašaukimo. Mes net netikim, kad jis gali būti skirtas tokiai kaip aš. Tokiai netikusiai, tokiai nevykėliai. Bet ką kalba apie vertę Dievas? Štai aš visą laiką atsinešu į pamoką tokį pinigą. Ir sakau, pažiūrėkit, šitas pinigas, jis vertingas ar ne. Įsivaizduokim, kad čia parašyta ne 200 eurų, o 1 milijonas eurų. Ir dabar, jeigu aš šitą pinigą sulandau, ar jo vertė pasikeitė? Įsivaizduokim, kad aš esu lauke ir čia yra kažkur bala ir aš įmetu į balą ir jisai dar kažkas eidamas užmina. Ar šio pinigo vertė pasikeičia? Ne. Ne. Tai tą Dievas nori pasakyti, kad vertę mums suteikia jis. Ir nesvarbu, ką mes esam padariusios savo gyvenime. Nesvarbu, ką su mumis padarė kiti. Nesvarbu, ką kiti kalba apie mus ir net nesvarbu, ką mes mastom apie save. Kristus užtvirtino mūsų vertę ant kryžiaus. Pasakė, tu vertinga. Net jeigu tu vienintelio pasaulyje būtumai, aš mirčiau dėl tavęs. Tavo vertė yra nepaprastai didelė. Ir tai nėra natūralu mums mąstyti. Bet jeigu kiekvieną rytą mes pažvelgsime į save, ne savo ir ne kitų akimis, bet pažvelgsime į save Kristaus akimis, sekantis klausimas bus: Viešpatie, ką aš turiu dėl tavęs padaryti? Ką aš galiu? Kam tu mane tokią sukūrei? Nes aš esu vertinga, vadinasi, aš galiu kažką daryti. Ir atėjau ne veltui į šį pasaulį. Ir ką dažniausiai mes mąstome apie save? Aš galiu pasidalinti, ką aš apie save mąsčiau. Pagrindinė šitos knygos eilutė yra Efeziečiams 2:10, kur pasakyta, aš esu Dievo kūrinys. Ir štai čia yra tokie atvirukai
Solarium, tai yra Agapės išleisti atvirukai. Mes juos naudojame, užduodami įvairius klausimus. Ir aš dažnai rodau. Sakau, ar kai mes mastom, kad esam Dievo kūrinys, ar mes mastom apie nuostabų kūrinį, pavyzdžiui, tokį. Arba nuostabę leliją. O gal mes mastom apie save va štaip. Apie dviratį be ratų, kuris jau niekam netinka. Iš tiesų, aš mąsčiau apie save kaip apie padėvėtą, seną, bet labai naudingą keptuvę. Tame nebuvo jokios poezijos ir iš tikrųjų niekada nemaščiau apie save kaip apie Dievo šedevrą. Niekada nemaščiau apie tą, kuriuo Dievas gėrisi. O kaip tu, Aurelija? Na, aš tikrai apie save taip pat nemaščiau kaip apie kažkokią gražią leliją. Manau, tikrai nepamenu, kas konkrečiai, bet tikrai ne geriausiai. Apie save, kaip ir kitos moteris labai atsargiai save vertina. Taip, bet Dievas nori pasakyti, kad tu esi mano kūrinys, kuriuo aš grožiuosi, kuriuo aš didžiuojuosi. Ir ne veltui aš tave tokią sukūriau. Ir aš turiu tau tikslą. Ir taip, eidama tuo keliu, tu įprasminsi savo gyvenimą, tu sužydėsi. Iš tiesų man įdomu tai, kad visada įsivaizduodavau, kad kuo mes labiau ir giliau pažįstam Kristų, panašėjam į jį, tuo mes labiau panašėjam vieną į kitą. Aš taip įsivaizdavau dvasinės kelionės pradžioj. Daromės panašesnės į Kristų. O vėliau nustebau, kad kuo arčiau Kristus, tuo labiau užsiskleidžia kiekvienos mūsų unikalumas. Mes tampam nepakartojamos. Taip, labai gražiai iš tiesų papasakojai. Ačiū.